Brangus Jungtinių Arabų Emiratų, Persijos įlankos regiono šalių bei Irako lietuviai. Mano kadencija Jungtiniuose Arabų Emiratuose artėja prie pabaigos. Šiandien noriu Jūs kreiptis ne tik kaip ambasadorius, bet ir kaip žmogus, kuriam per šiuos metus nuoširdžiai rūpėjo Lietuva, jos vardas šiame regione ir lietuviški ryšiai, kuriuos visi kartu čia kūrėme ir puoselėjome. Į Emiratus atvykau epidemijos metu, kai pasaulis gyveno nežinomybėje. Išvykstu jau kitos nežinomybės laiku, po didelių geopolitinių sukritimų, naujų išbandymų ir reikšmingų pokyčių šiame regione. Tačiau šiandien, žvelgdamas atgal, jaučiu didelį dėkingumą ir pasididžiavimą. Nepaisant visų iššūkių, mes sustiprėjome. Sustiprėjo Lietuvos ryšiai su Jungtiniais Arabų Emiratais ir kitomis Persijos įlankos regiono šalimis. Lietuva tapo labiau matoma, labiau girdima ir geriau atpažįstama. Šiame regione daugėjo Lietuvos piliečių, o kartu ir stiprėjo lietuviškos bendrystės jausmas. Per darbo Emiratuose metus nuveikta tikrai nemažai. Norėčiau paminėti tik kelis svarbiausius dalykus. Sėkmingą Lietuvos dalyvavimą Dubai Expo ir klimato kaitos susitikimuose, Lietuvos Respublikos prezidento, ministrų ir kitų aukštų Lietuvos pareigūnų vizitus. Visa tai padėjo garsinti mūsų tėvynės vardą, atverti naujas bendradarbiavimo galimybės ir parodyti, kad Lietuva šiame regione yra patikima, kūrybinga valstybė ir partnerė. Per šį laiką ypač džiugino ir stiprėjanti Lietuvos verslo bendruomenė. Vis daugiau mūsų įmonių atrado Jungtinius Arabų Emiratus ir platesnį įlankos regioną kaip erdvę naujoms galimybėms ir partnerystėms. Didžiuojasi matydamas, kad vis daugiau Lietuvos piliečių čia kuria, vysto ir plečia savo verslus, drąsiai imasi naujų iniciatyvų ir prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo regione. Džiaugiuosi stiprėjančiais ekonominiais Lietuvos bei Arabų Emiratų ryšiais, augančių abipusių susidomėjimų. Tai labai svarbi bendro Lietuvos matomumo dalis, nes šalies vardą šiame regione kūrė ne tik diplomatija, bet ir mūsų žmonės, mūsų verslai, jų profesionalumas, kūrybiškumas ir gebėjimas būti patikimais partneriais. Vis dėlto šiandien labiausiai noriu kalbėti apie Jūs, apie lietuvių bendruomenę. Nuoširdžiai dėkoju Jums už aktyvumą, geranoriškumą, atvirumą ir už tai, kad net gyvendami toli nuo Lietuvos, jie saugote savo širdise. Jūsų susitikimai, iniciatyvos, šventės, pokalbiai, Jūsų noras būti kartu ir padėti vieni kitiems yra tai, kas kuria tikrą lietuvišką namų jausmą šiuose kraštuose. Ypatingai noriu padėkoti lietuviškoms mokyklėlėms Dubajuje ir Abu Dabyje. Ačiū mokytojams už kantrybę ir atsidavimą. Ačiū vaikams už jų smalsumą, šypsenas ir gyvą lietuvišką žodį. Ačiū tėveliams už laiką, rūpestį ir pastangas, kad lietuvių kalba, dainos, tradicijos ir meilė Lietuvai yra perduodamos kitoms kartoms. Man buvo be galo gera matyti, kaip per šiuos metus sustiprėjo mūsų bendros tradicijos. Jungtinių Arabų Emiratų lietuvių susibūrimai skirti sausio 13, vasario 16, kovo 11. Labai smagu prisiminti lituanistinių mokyklų vaikų kalėdas ambasadoje. Jos visuomet buvo pilnos juoko, šurmulio, jaukumo ir labai tikro džiaugsmo. Tai ilgam išliks mano atmintyje, o tradicijos nebejoju, bus tęsiamos. Džiaugiuosi lietuvių bendruomeniškumu kitose regiono šalise - Saudo Arabijoje, Kuveite, Bahreine ir Irake. Atmintyje išliks ne tik dažni susitikimai su Jumis ir mūsų valstybinių švenčių minėjimai, bet ir nuotoliniai susitikimai. Nors mus kartais skiria dideli atstumai, jungia ta pati Lietuva, ta pati kalba ir tas pats noras išlaikyti ryšį vieniems su kitais. Šią vasarą gerokai atsinaujins visa ambasados komanda. Tačiau jos tikslai išliks tie patys - stiprinti Lietuvos politinius ir ekonominius ryšius su Jungtiniais Arabų Emiratais ir kitomis įlankomis šalimis, remti lietuvių bendruomenės ir Lietuvos piliečius regione, dirbti tam, kad Lietuva čia būtų dar geriau matoma, girdima ir atpažįstama. Išvykdamas norim palinkėti saugoti tai, ką kartu kūrėme - bendrystę, pasitikėjimą, atvirumą ir meilę Lietuvai. Būkime vieni kitiems atrama. Puoselėkite lietuvių kalbą, tradicijas ir tarpusavio ryšius. Ir toliau būkite šiltas, gyvas ir gražus Lietuvos veidas šiame regione. Didžiuojuosi Jumis. Prieš 2 metus Lietuvos ambasada Abu Dabyje užsienio reikalų ministro buvo apdovanota didžiąja vienybės trispalve. Šis garbingas apdovanojimas buvo įteiktas už aktyvią veiklą stiprinant Lietuvos ir diasporos ryšius, puoselėjant tautinę tapatybę ir kuriant vieningą globalią Lietuvą. Tikiu, kad ši vienybės vėliava ir toliau išdidžiai plazdės mūsų susitikimuose. Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems už šiuos metus, už susitikimus, pokalbius, šventes, palaikymą, bendrą darbą ir daugybę akimirkų, kurios man išliks labai brangios. Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms ir toliau puoselėti ryšį su mūsų tėvynė Lietuva. Ačiū Jums iš visos širdies.